Nemažai jaunuolių tiesiog bando simuliuoti. Ir ypač tai susiję, aišku, su psichikos sveikatos negalavimais. Asmenys kariuomenėje, tai tyrėm jų įvairius rodiklius atėjus į karo tarnybą jau ir tada ten po 7-8 mėnesių į pabaigą. Tai ten vienareikšmiškai fizinis pajėgumas šovė į viršų. Maistas, manau, tikrai yra geras kariuomenėje, tai tikrai pritarčiau. Mes su Martynu, kai dirbama kartu, būna kartais mentaliai, protiškai pavargstam nemažai. Ir Martynas ateina pas mane į kabinetą ir sako: Edvinai, gulkis, darysim atsispaudimus. Kaip jūs stresą numušat? Ar turit, sakykime, prieš paskaitas, prieš kažkokius svarbius susitikimus savo nusiraminimo būdus, arba nuėmimo streso, arba per daug protinio apsikrovimo ant savęs? Na, jeigu kalbant prieš kažkokius susitikimus, paskaitas ar kaip šiandien podcastą, tai mano pasiruošimas yra ruoštis pokalbiui. Iš tikrųjų nesikoncentruoju į kažkokį fizinį krūvį, bet po to tai bent jau pasivaikščiojimas tikrai yra būtinas ir tada organizmą vis atpalaiduoja. Bet jeigu dar rimčiau kalbėti, mokslas aiškiai sako, jeigu super įtempta diena, daug streso, daug, turiu galvoje ir darbinių, ko gero labiau net, tai vis dėlto nereikėtų aktyviai labai sportuoti. Pasivaikščiojimas arba lėtas bėgimas. Vis dėlto fizinis aktyvumas ir sportas didžiausią naudą duoda organizmui tada, kai jisai būna pailsėjęs. Pats organizmas pailsėjęs ir tada gali priimti krūvį, tada tie akumuliaciniai procesai visi efektyviau paveikia iš gerosios pusės mūsų kūną. Tai 20-30 atsispaudimų kas 3 kokias valandas porą kartų per dieną. Čia gerai ir jau truputį perspaudžiam? Ne, jeigu diena paprasta, darbinga, su truputėlį stresiuko, tai tie pertraukėlės fiziškai aktyvios 5 minučių kas valandą labai gerai. Ar pasivaikščioti laiptais ypač, ar atsispaudimų, ar dar kažko tikrai gerai. Bet čia jau kalbu apie išskirtinės tas dienas, kur labai daug reikalauja kažkokio susikaupimo, įtampos, tai tada reikėtų vengti fizinio krūvio. Mes nepristatėm mūsų šiandienos svečio pašnekovo, tai Lietuvos sporto universiteto profesorius daktaras Arūnas Emelijanovas, aš teisingai? Emelijanovas. Taip. Trumpai apie save, kuo užsiimat, ką veikiate ir kodėl iš vis šiandien čia atvykot iš sporto universiteto į krašto apsaugos ministerijos rūsį. Na, manau, sportas ir krašto apsauga yra pakankamai tampriai susiję. Bet iš tikrųjų tai turėjom su kolegomis, su Brigita Miežienė, docentė irgi iš mūsų universiteto, 2 tokius stambius projektus. Vieną 2018 metais Lietuvos mokslo tarybos su krašto apsaugos ministerija ir mūsų žiniomis tai buvo pats pirmasis mokslinis tyrimas Lietuvoje kartu su šitos srities. Po to turėjom antrą projektą 2024, tai galėjom ir tyrėm su sveikata susijusi elgesį, šaukiamojo amžiaus jaunuolių įvairius rodiklius ir turėjom galimybę palyginti, kas pasikeitė per tuos 5-6 metus. Tai iš tikrųjų yra ir noras, ir poreikis, ir ta 3 universitetų misija, kad viešinti mokslinius rezultatus, mokslinius tyrimus, nes mes mokslininkai iš tikrųjų Lietuvoje tikrai žaidžiam tarptautiniai lygoj. Bet apie mokslinius straipsnius ir projektus ir ypač mokslinius straipsnius tokius, labai rimtose mokslo žurnaluose pasaulyje, mes kažkaip tos tyrimus paprastą žmonėms suprantamą kalbą, manau, kad per mažai pristatom. Pasidžiaugiam ten vieni su kitais, konferencija kokia, pranešimas, ten 100, 200, 300 žmonių iš viso pasaulio vienoj srity ir viskas. O vis dėlto tyrimai daromi ne savo, ne mokslininkam, o tam, kad būtų pagelbėjimas tiek pačiai visuomeniai, mūsų atveju tiek ir krašto apsaugai. Tai kokia ta situacija Lietuvos jaunimo, ar gerėja, ar blogėja, turbūt pagrindinis klausimas, kur eina mūsų jaunimas sveikatos atžvilgiu? Jeigu taip labai grubiai, nes dar ir daugiau tyrimų turim, ypač mokinių ir fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo, kas jau parodo tą sveikatos tokį rodiklį, tai šiek tiek prastėja. Kodėl? Daug dedamųjų. Ir per dideli tinginiai esam.
ir per komfortabiliai gyvenam ir nenorim daugiau streso, o streso gaunam iš medijų. Čia dabar taip, kaip čia pasakyti, random vardyju viską. Tai ir įsitraukimas į telefonus, ir socialinė medija, jeigu kalbant apie jaunimą, kompiuteriniai žaidimai, niekas nenueina miegoti iš jaunų žmonių 10 ar 11 vakare. Dažniausiai 1, 2, 3, kartais 6. Žodžiu, tas elgesys su sveikata susijęs, jisai prastėja. Gal ir aplinka šiek tiek įtakoja, per daug malonumų yra, jeigu kalbant apie maistą, ar ne, daug skanaus ir dažniausiai nebūtinai sveikatai palankaus. Dabar aišku, jeigu apie psichikos sveikatą kalbant, tai žinoma buvo ir COVID'as, dabar ir karas, tai visa tai įtakoja. Jo, ir per pastaruosius 5 metus jaunuoliai tapo fiziškai silpnesni ir ką jūsų duomenys sako, kad širdies ištvermė sumažėjo 24%. Dėl ko čia taip atsitiko? Tai mūsų duomenys fizinio pajėgumo yra 11-18 metų, tai nuo 1992 metų, tai yra praktiškai nuo nepriklausomybės ir mes kas 10 metų juos matuojam, tai čia dalis irgi buvo integruota. Tai nuo 92, tai yra kiek čia per 30 daugiau metų, kai kuriuose amžiaus grupėse šis testas ištvermės, kuris atspindi širdies kraujagyslių sistemą, sumažėjo 40%. Tai iš tikrųjų didžiuliai skaičiai. O dabar jau aišku, tas mažėjimas nebe toks ir labai tikiuosi kažkada jisai jau nustos mažėti. Dabar jau kai kurios funkcijos jau nebemažėja, ten lankstumas jau šiek tiek gerėja, pusiausvyra, ten skirtingai nuo amžiaus ir lyties irgi truputėlį gerėja, bet širdis ir raumenynas, va tie svarbiausi, kur su sveikata labiausiai susien, dėje, bet mažėja. Kitaip tariant, jaunimas yra dabar silpnesnis, o jeigu kalbant apie vaikus, tai dabartiniai vaikai yra, čia pasauliniam kontekste, 15% silpnesni negu jų tėvai, kai jie buvo vaikai. Bet rūkyti jaunimas atrodo dabar linkęs mažiau, kodėl tas rūkymo mažėjimas netaiso bendros situacijos? Matot, čia toksai yra kabliukas. Ir čia ir juokiamės, ir tarėmės su kolegom iš užsienio, irgi sakau, tai kaip pas jūs ten, ar pasiskaitai, ar pasiskambini, nes ta bendruomenė mokslo tos srities nėra labai jau didžiulė, vieni tokie aktyvesni mokslininkai pasaulyje vieni kitus pažįstam, tai jie irgi susidūrė, kad apskritai tabako rūkymas, naudojimas, vartojimas mažėja visam pasaulyje. Tai ir mes, ir kolegos tai vienareikšmiškai priėmėm tokį dalyką, kad mes blogai metodologiškai formuluojam klausimus jau dabar, nes mes klausiam, ar rūkote. O dabar jaunimas nebetraktuoja tai kaip rūkymo ir cigarečių jie rūko mažiau, faktas. Bet tas, nežinau net kaip lietuviškai, veipinimas čia toks pusiau lietuviškas. Garinimas, veipinimas. Tai vat šito mes neėmėm domėn, tai manau, kad sekančius kartus, kai jau darysim naujesnius tyrimus, tai jau reikės ieškoti kitų metodikų, kitų formuluočių. Tai turbūt galima drąsiai teikti, tabako rūkymas mažėja, bet veipinimas tikrai ne. O kas blogiau, tai čia dar parodys laikas 10-15 metų. Ir galite patvirtinti, kad sveikatai tai didelė bėda? Absoliučiai. Čia gali būti, kad tai bus dar blogiau negu tabakas, nes ten bent jau, aišku, tas dabartinis tabakas jau irgi ten to natūralumo beveik nėra, bet ten iš vis nėra nieko, jokio lapo, lapelio, o viskas sintetinta ir vėl tai labai susijęs iš blogosios pusės su kognityviniais procesais, su smegenim, grubiai tariant. Kaip tai paveikia būsimus ir esamus šauktinius, visos šitos bėdos? Ar jų tiesiog mažiau ateina, mažiau gali tarnauti dėl suprastėjusių visų šitų būtent charakteristikų, ką jūs vardėjat? Tai čia taip priklauso nuo metodikos, pagal kurią jie atrenkami. Aš manau, jinai turi eiti koja kojon su visuomenė, su kaita, nes, tas žmogus keičiasi, tas jaunuolis keičiasi, ar ne? Jau matom ir šiek tiek silpnesnis, ir ištvermė šiek tiek prastesnė, ir tas su sveikata susijęs elgesys kitoks, negu kad buvo ten
20 metų, gal net 10 metų atgal. Tai manau, kad tos taisyklės priėmimo turbūt irgi turėtų keistis. Tikrai nežinau, kaip tai turėtų tiksliai atrodyti, bet kita vertus ir technologijos, ir pati kariuomenės veikla tai irgi kinta. Nauji metodai, nauji ginklai, naujos technologijos įrankiai, gal nebe visiems ir reikia tos ištvermės tokios, kaip ten 50 metų kare reikėdavo. Na, čia hipotetiškai galvojant, ar 20 metų atgal. Tai dabar gal yra aišku iššūkių apskritai su sveikata, bet gal taip nesigazdinčiau kalbant apie kariuomenę, nes na, tai turi kažkaip adaptuotis ir manau natūraliai gal ir viskas bus gerai, nes žmonių įvairių yra, bet įvairesnių dabar kariuomeniai ir reikia. Mes, man atrodo, galim pakalbėti ir apie psichinę sveikatą, apie ją vis daugiau ir daugiau kalbama, kas, man atrodo, yra sveikintina, nes, pavyzdžiui, mano tėvų karta apie tai praktiškai nešnekėjo, kaip sekasi, viskas gerai, ačiū ir iš esmės baigėsi pokalbis apie psichinę sveikatą. Iš vienos pusės labai gerai mes apie tai šnekam, bet ką tai parodo? Ar mes einam geryn su psichinė sveikata, kad mes apie tai kalbam, ar iš esmės visi socialiniai, sakykime, tiklai, visi tie dirgikliai mus veda blogyn šiuo atžvilgiu, psichinės sveikatos atžvilgiu, nerimas, panikos atakos ir panašiai, kas jaunimo tarpe yra labai labai dažnas reiškinys. Jo, čia apie tai galima turbūt ilgai kalbėti, tai jeigu nukrypsiu, grąžinkite klausimą atgal. Tai ir šitie mūsų tyrimai parodė, kad jeigu prieš 5-6 metus šaukiamojo amžiaus jaunuolių, distresas pavyzdžiui, jie turėdavo apie 10%, tai yra kas 10. Dabar kas 3, 30%. Tai Socmedija? Ką tai? Manau, ne tik, tai tikrai prisidėjo ir covidas, ir ypač karas, ir ko gero kitų dar daugiau dirgiklių. Tai situacija tikrai prastėja, na, liūdina ir neramina, gal kad vis daugiau žmonių linkia į depresijos jau ligą. Tai vėlgi dar nėra 10%, bet artėja ir 6, ir 7%, tai vis čia nerima kelia, nes tas distresas arba kažkoks nuotaikos ten sviravimas, kažkoks gali būti labai trumpalaikis ir viskas įsispręs. Bet depresija jau čia yra problema, liga, kuri gali užsitęsti labai ilgai ir labai daug neigiamų pasekmių. Tiek tam asmeniui, tiek apskritai visai visuomeniai. Kalbant apie, pavyzdžiui, įveikimo būdus, nerimo ar ne, kažkas nutinka, problema, tai vėl, kalbant apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, tai yra ir tokių blogesnių dalykų, bet yra ir geresnių, nes ten didelis spektras. Tai blogasis dalykas, kad dabartinis jaunimas, jeigu yra stresas, mažiau kalba su šeima, anksčiau kalbėdavo labiau. Toks artimesnis buvo ryšys, nes išsikalbėjimas labai svarbus dalykas. Tada dar neigiamas, daugiau šiek tiek vartoja alkoholio ir svarbus dalykas, ignoruoja problemą. Tiesiog nėra, o problema neįsispręs. Ją reikia spręsti iš tikrųjų, jeigu kažkas yra. Paskui kaupiasi. Bet iš įveikos būdų gerųjų, tai 2 tokius išskyrėm. Dabartinis jaunimas daugiau, pavyzdžiui, tas gerasis įveikimo būdas sportavimas. Daugiau sportuoja. Ir dažniau renkasi savo malones veiklas. Na, kad atsipalaiduotų ir panašiai. Bet iš esmės jo, situacija prastėja ir dar toks svarbus dalykas. Jeigu turi jaunuolis problemą, dabartinis 18, 19, 20 metų, į psichologą kreipiasi tik 3%. Čia labai maži skaičiai. Aišku, čia mes tyriam pagrindę vyriškos lyties atstovus, o vyrai apskritai linkę mažiau skųstis, bet tai atsispindi vėliau ir dideliai problemai savižudybėse. 4 vyrai ir 1 moteris.
toks yra santykis vyrų nenaudai dėl savižudybių. Aišku, irgi situacija gerėja, iš tikrųjų, nors to streso daugėja, bet savižudybių skaičius mažėja. Tai iš tikrųjų gal yra ir tos paramos daugiau, bet kaip sakėt, kad dirgiklių jų yra, tai aišku, kad daug. Čia ne tik socialinė medija, čia viskas. Jie jautresni jaunimas, aišku, prisideda ir tas pats Instagramas ir panašiai, gražus vaizdai, gražus santykiai kitų, bet va čia reikia turbūt mokyti vaikus, kad gyventi reikia čia dabar, o ne kažkur įsivaizduojamam paraleliniam pasaulyje. O tai gal kariuomenė gali tapti tuo vaistu ir ta vieta, kur gali pasitaisyti tos psichologinės problemos kariuomeniai, daugiau fizinio judesio, daugiau draugų, daugiau tų santykių užmesgamų ir šiaip toks geras nuotykis, tai gal kariuomenė gali gydyti? Taip, jeigu trumpai pasakant, tai mano nuomonė, ko gero, kad ne. Labai priklauso turbūt nuo psichologinio gal tipažo žmogaus, nes kitam reikia, kad jį šiek tiek priverstų susijimti ar ne, kažkokį tikslas būtų, tas bendravimas, tos taisyklės, bet ne visiems. Jeigu jautresnis jaunas žmogus, o dabar jų yra žymiai daugiau jautresnių negu anksčiau, jam gali būti atvirkštinė reakcija ir gali, dar labiau pakenkti. Čia turbūt nerekomenduočiau taip strateguoti, kad kariuomenė gali pagerinti psichikos sveikatą. Daliai žmonių taip, bet kalbant apie psichikos sveikatą bendrai tikrai ne. Bet kariuomenė ką tikrai gali ir ką mūsų tyrimai rodo, tai fizinė būklė. Viskas aišku, mes tiesa vienam tam pirminiam projekte dar tyrėm ne tik šaukiamojo amžiaus jaunuolius, bet ir jau tarnaujančius asmenis kariuomenėje, tai tyrėm jų įvairius rodiklius atėjus į karo tarnybą jau ir tada ten po 7-8 mėnesių į pabaigą. Tai ten vienareikšmiškai fizinis pajėgumas šovė į viršų, žodžiu, daug tokių ir tas savęs vertinimas geresnis, savo sveikatos geresnis, savo fizinio pajėgumo ir jau tie rodikliai, kiek nušoka, kiek nubėga, kiek padaro, tai ženkliai šoktelėjo į viršų. Tai fizinė sveikata, fizinį kūną, faktas, kad gali ir pagerina krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės, tos visos veiklos ar tarnavimas kariuomeniai. Bet vėlgi, ar tai reikia visiems, nežinau. Yra ir kitų būdų, yra ir fizinio ugdymo pamokos, yra ir būreliai, bet čia priklauso, bet faktai tą rodo. Aš tavęs dar noriu, Martynai, paklausti, mityba tau patinka kariuomenėje? Labai geras iš tikrųjų kariuomeniai maistas. Sako, blogas, bet man vis gaunu maisto kariuomenėje, tai norisi vis nufotografuoti, kad čia, koks geras, nusiųst mamai, pažiūrėk, kaip skaniai. Aš tą galėčiau paantrinti, nes kelis posėdžius esam turėję. Ir Rūkloj, ir dar kažkur, ir maitinomės tuo maistu, kurį gauna žmonės, kurie tarnauja. Tai tikrai labai geras maistas ir to pasirinkimo. Dar prieš tą pirmesnį tyrimą irgi galvojom, nes vėl viskas keičiasi, yra ir vegetarų dabar populiariai ir panašiai. Tai manau, kad ir dabar, ir tada buvo atskiri patiekalai vegetariški. Žodžiu, maistas, manau, tikrai yra geras kariuomenėje, tai tikrai pritarčiau. 1% jaunuolių tinkamai maitinasi, tą sako vienas iš jūsų tyrimo rezultatų. Ar čia metodika kažkokia tai super baisi? Ir ką reiškia tinkamai maitintis? Taip. Tai mes naudojam Viduržemio jūros mitybos principų. Tokią skalę. Tai iš tikrųjų čia gal galėtumėm interpretuoti tas 1% idealiai. Tai va taip, jeigu maitintųsi didžioji visuomenės dalis, tai būtų ilgamžiškumas didžiausias, nes ta Viduržemio jūros mityba, turbūt esat gal girdėję, tas Blue Zones, tos žydrosios zonos, kur yra aplink pasaulį 6 vietos, tai ten visur vyrauja šita mityba. Ir ten žmonės ilgiausiai gyvena. Tai mes norėjom vis dėlto, išanalizuoti irgi tai apie idealų. Beje, Viduržemio jūros mitybos tie principai dar anksčiau būdavo ir skeptikų Lietuvoje sakydavo, kad tai Lietuva nepritaikyta. PSO yra aiškiai pasakiusi, kad tai geriausi mitybos principai, nesvarbu, kur tu gyveni.
nes mūsų kūnas, mūsų kraujas, na, visur vienodas, ar tu Suomijoje gyveni, ar Ispanijoje, ar Australijoje. Tai ta mityba, mikroelementai, vitaminai, baltymai ir taip toliau reikalingi visur. Tai čia kalbama apie pasirinkimus. Pavyzdžiui, dažniau rinktis baltą mėsą, raudoną rečiau. Jokių būdų nesakau atsisakyti raudonos mėsos, nes jinai yra gėris tik ne lietuviams ir ne vyrams mūsų, nes mes lietuviai vyrai valgom žymiai daugiau kiaulienos, bet ir ką turim, didžiausią atskirti mirtingumo nuo širdies ligų tarp vyrų ir moterų ir vyrų nenaudai. Tai kiauliena ne paskutiniai vietoj. Cholesterolis ir taip toliau ir panašiai. Tai, bet jos nereikėtų atsisakyti, bet reikėtų mažinti. Dar apie mitybą kalbant, kad tiesa ir turim faktų, kas pagerėjo, kas suprastėjo, tai jaunimas mažiau valgo. Čia mūsų šitam tyrime, šaukiamojo amžiaus. Šiek tiek nustebino, nes galvojom, kad gal jau ir daugiau valgo. Tai mažiau valgo daržovių, mažiau vaisių, mažiau alyvuogių aliejaus vartoja, tai tikrai nustebino. Bet iš gerosios pusės mažiau geria gazuotų gėrimų ir mažiau renkasi perdirbtos mėsos. Čia yra didžiulis gėris. Ten tas alyvuogių aliejus, aš manau, tikrai ateis jau vyresni žmonės, nes, supraskim, kad jaunimas jam nepasakys, kad po 20 metų tau bus blogai arba po 10 metų jis gyvena dabar, ar ne? Tai jam sunku suprasti, bet kai tau ateina 35, 40, tada jau kažkaip susizgrimbi, tai ir tas alyvuogių aliejus tampa norma ir jau tada žiūri savo lėkštėj, kas yra. Tai čia labai nesibaiminčiau, nes visam pasaulyje mityba neina į gerą. Nors tos mados yra sveikesnio gyvenimo, nes vėlgi kalbam ir su tarptautiniais partneriais, tai toj pačioj Okinavoje, kur yra daugiausiai 100-mečių gyventojų. Japonijoje. Tai greičiausiai nebebus ten jų tiek daug, nes jaunimas vakarietiškėja ir jų elgesys jau kitoks, taip pat susijant tai ir su maistu. Man atrodo, mūsų kolegos ir ministerijoje, ir kariuomenėje, kai kalbam apie maistą, sakykime, pratybos būna, man atrodo, ir tau pačiam, Martynai, tenka ir kokį snickersą suvalgyti vieną kitą batonėlį pratybų metu. Cukrus labai svarbu, taip reikia. Cukrus svarbus. Kaip su juo čia taikstytis, vengti jo, kai reikia energijos, saikingai, ar iš vis atsisakyti snickersų ir kitų batonėlių? Na, ten yra ta greitieji angliavandeniai, energija, ar ne? Miltai ir cukrus. Tai kalbant apie paprastą žmogų, jam tikrai jų reikia nedaug. Nes cukrų galima gauti iš vaisių, iš tokių natūralesnių, jie žymiai, irgi negalima viršyti ten tam tikrų normų, bet tai žymiai geriau iš vaisių gauti negu batonėlis. Bet sportininkai ten, ar elito, ar tiesiog daug sportuojantis, kariai ar šauktiniai jau pašauktieji, kurie tarnauja karo tarnybai, nes ten didžiuliai fiziniai krūviai, tai aišku, kad tos energijos reikia. Tu negali su špinatų lapais ir ten, nežinau, vištienos krūtinėlė, tiesiog tau organizmas tu išnaudoja energiją ir tau reikia atstatymo. Tai ten viskas tvarkoj. Bet vėl reikėtų kiek įmanoma sveikesnių tokių atitikmenų pabandyti. Granola. Pavyzdžiui, granoliniai tie visi batonėliai, ar ne? Jo, yra, bet ten cukrus ar tie greitieji angliavandeniai aš matyčiau jau ne kaip tokį didelį blogį, kaip kad už kariuomenės ribų. O kaip mityba apskritai paveikia psichiką, nes, tarkim, kai skaniai pavalgęs esi, užsimetęs dar cukraus, tai esi moralė užkelta ir gali būti geras karys, eiti į tas operacijas ir visus. 1 valandai tikriausiai. Jo, bet ten ant toks tiek greitas ir kuo mes daugiau vartojam cukraus, tuo jisai greičiau nyksta, greičiau mes vartojam, greičiau nyksta, nes mūsų organizmas sudėliotas taip, kad jeigu mes pratę prie greitųjų angliavandenių, bulkutės, tortai ir šokoladukas, ar ne, cukrus. Tai mes suvartojam ir mūsų organizmas išlempa ir jisai tingi kažką daryti daugiau, jisai tik ir laukia cukraus, energiją turim pamparam ir viskas. Ir jau laukia kito. Ir jeigu žmogus turi šiek tiek antsvorio, riebalų,
tai organizmas tingi juos deginti, nes jisai laukia, duoda signalus smegenim, vėl laukia cukraus, tai tada jau, kai negauna cukraus, jam yra, kaip tas terminas, ketogripas, jisai nebegauna cukraus vieną dieną, jisai susierzinęs, antrą dieną ir neaišku, gali būti fiziologiškai jau tam tikri niuansai, nesklandumai. Ir tik po kažkiek laiko jisai persiformuoja ir tada pradeda imti energiją iš riebalų, taip juos deginti. Tai cukrus ištisai jo nėra gerai, nes mes išlepinam, pripratinam organizmą prie greitos energijos gavimo ir jeigu gaunam viršijam riebalus, jeigu kažkur, o jeigu cukraus per daug, tai irgi jie virsta į riebalus ir tas nutukimas atsiranda. Tai čia taip reikėtų privengti. Tas galvojimas, kad čia cukraus energijos ir geresnė nuotaika, jisai turi ir savo rizikų. Prie to pačio norėjau paklausti, populiarus dalykas kariuomenėje yra energetiniai gėrimai, nes tenka naktį nemiegoti, operuoti, operacijose būti ir tas energetinis gėrimas atrodo kaip labai gera išeitis. Kažkas, ko minėjot, kad yra mažiau vartojama gazuotų gėrimų, kaip dėl energetinių gėrimų, kokią jie įtaką turi ir kaip jie veikia sveikatą, ar geras čia dalykas kariui, ar nelabai vis dėlto. Vėlgi, jeigu tai ištisinis bus būklė, tai taip sausau, nes kofeinas jame yra gerų savybių. Ar kava, dažnai energetinius gėrimus ir dedamas kofeinas, tai ten yra ir gerų dalykų, labiau aišku kavoje, nes ten yra ir antioksidantų ir panašiai. Energetiniuose gėrimuose jau jų nėra, tik tai energija, budrumas ir irgi jisai yra toks trumpalaikis efektas. Aišku, geriausiai kariui bet čia vėl, tokiam idealiom sąlygom, bet jeigu jau kalbant ne apie tikrą karą, o apie pasiruošimą, tai žinoma, kad jį ruošti reikia įvairiom situacijom, įvairiomis priemonėmis ir įvairioj aplinkoj, kad bent jau šiek tiek organizmas būtų adaptavęsis. Bet jeigu kasdienis, pavyzdžiui, budėjimas naktimis ar ne, tai ten vėl yra niuansų. Žmonės neturintis to cirkadinio ritmo, to biologinio viso laikrodžio, jie turi daugiau iššūkių ir su savo emocinė sveikata, ir su fiziniu kūnu. Tas ciklas turėtų būti, bet čia gal ta profesija, kur ko gero negalim to taikyti. Apie miego sutrikimus galim pašnekėti, ar ne? Gali tarnauti žmonės, jaunuoliai, kurie turi miego sutrikimų, jūsų nuomonė? Ir galbūt ta rutina padeda tuos miego sutrikimus suvaldyti? Aš manau, kad turbūt, kad gali. Jeigu jau yra liga kažkokia neleidžianti užmigti, tada ją reikia spręsti, nes organizmas alinasi. Ten vieną naktį, antrą, trečią, tai tikrai didelės kažkokios didelio poveikio neigiamo ilgalaikio nebus. Tik tai dienai gal nuotaika, gal išsiblaškimas ir panašiai, bet jeigu ilgalaikis nemiegojimas, ypač kariui, tai gali labai viskas sutrikdyti. Ir ginklas, ir pastebėjimas, ir vairavimas, ir tiesiog taip, reakcijos greitis, koncentracija, čia viskas aišku, kad sumažėja. Tai nemiga jau visiška, tai jis tikrai negali tarnauti. Bet kad visa kita gali pagelbėti, tai vėl tas pats. Palankesnė mytyba, fizinis aktyvumas, aišku, kad aiškus įrodymai, kuo žmonės yra fiziškai aktyvesni, tuo jie mažiau turi miego problemų. Bet jeigu jau kažkokie kiti niuansai, jau ne nuo fizinio aktyvumo, nuo kažkokių cheminių reakcijų neaiškių, kažkas pasikeitė kraujyje, smegenyse, jie neužmiega, tada tą reikia ieškoti problemos nuo ko. Aš dar noriu pakalbėti apie ADHD ir hiperaktyvumą. Čia tikriausiai vėl grįžtam prie socialinių medijų ir to dėmesio nesulaikymo. Ar turit kažkokių duomenų, kas susiję su šiuo atžvilgiu hiperaktyvumu, dėmesio nelaikymu ir vėlgi, jeigu yra tų duomenų, kaip tai siejasi su tarnavimu Lietuvos kariuomenėje? Ne, mes tokių tyrimų neatlikinėjom, bet bandau gal taip
iš tokio bendro bandysiu gal kažką atsakyti. Tai vėl, aš turbūt buvau hiperaktyvus vaikas, bet tuo metu nebuvo tokio apibrėžimo. Nes tiesiog negalėdavai išsėdėti vieną pamoką ir nebuvo metodikų. Dabar tai, išleidžia pasibėgioti kelias minutės, vaikas grįžta ir toliau sėdi. Čia paprasti tokie dalykai, nes iš tikrųjų jam sunku išsėdėti. Kariuomeniai, manau, kai kur gal ir gali būti, žinoma, ne kažkokio, nežinau, ten žemėlapio analizavimo jau nepaskirsi jo, ar ne? Ar ten kažkokio kruopštaus darbo. Bet tas, kariuomenėje reikalingų žmonių spektras dabar antiek platus, nuo drono, nuo žaidimo, nuo adaptacijos, nuo vairavimo, nuo maisto, tikrai platus, tai taip nesakyčiau, kad tikrai negali. Turbūt reikėtų vertinti kiekvieną atskirai ir gal kažkur paskirti, kur jam gali būti puikiausia vieta, puikiausia terpė dirbti ir atsiskleisti ir tarnauti valstybei. O kalbant dar, kad jau kalbam apie dalykus, kurie neleidžia tarnauti kariuomeniai, kalbam apie tai, kad jaunimo kiek 50% realiai netarnauja kariuomeniai, nes turi kažkokį sveikatos iššūkį, kažkokią problemą, bet man, pavyzdžiui, atrodo kai kurios problemos tokios, kur ar tikrai jau čia trukdo kariuomenėje. Aš pats, pavyzdžiui, ėjau į karo medicinos ekspertizės komisiją, dariau tuos visus tyrimus, viskas sėkmingai prasiėjo, bet pilnapadystė, toks dalykas, kur irgi priežastis, dėl ko netarnauti. Ir man reikėjo gydytoją įtikinėti, kad čia viskas gerai, šitą pėdą, sako, ne, pilnapadystė, viskas jau. Tai teko prašyti, kad leistų man tarnauti. Tai ar tikrai toks dalykas kaip pilnapadystė turi būti kažkoks stabdis eiti į kariuomenę? Aš manau tikrai, kad ne. Bet ko gero reikėtų pradėti nuo to, kad 50% netinkančių karo tarnybai, tai manau, kad, kaip čia pasakyti, turim būti sąžiningi, tai nėra 50%. Nemažai jaunuolių tiesiog bando simuliuoti. Ir ypač tai susiję, aišku, su psichikos sveikatos negalavimais. Fizinį kūną tai tu čia nelabai pasimuliuosi. Deja, bet visgi ir visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, ten, kur yra privaloma karo tarnyba, ne visi nori tarnauti dėl įvairiausių priežasčių. Tai būna tie simuliantai, užvadinkim taip, bet kai dirbu su studentais, su jaunais žmonėm, tai kartais ne visi supranta, ant kiek tai gali būti rimta jų ateičiai. Įsivaizduokit dabar jaunas žmogus, gerai, ar apsimetė, ar kažkaip ten kitaip, gavo kažkokią pažymą, čia hipotetiškai taip. Nesakau, kad taip daug, bet tikrai taip yra. Ir jeigu jisai negali tarnauti kariuomeniai, ir dabar e-sveikatos, visos sistemos, ar ne, tai sakau, tau visam gyvenimui bus kažkoks įrašas. O jeigu tu norėsi būti, nežinau, policininku, prezidentu, ginklą norėsi turėti, nežinau, tų situacijų gali būti labai daug, kosmonautų galų gale, ar pilotų norėsi, žodžiu. Ir tu tiesiog viskas dėl savo kvailumo tu turi visam gyvenimui limitaciją kažkokią. Tai kiti nesupranta dar žmonės, ant kiek tai yra rimta, kaip čia pasakyti, žaisti tokius ne visai švarius žaidimėlius, tai tokių yra. Bet, ir čia tokia atvira ar paslėpta tiesa, bet tikrai taip yra. O kalbant apie plokščiapėdiškumą, tai vėl, čia manau, kad mums trūksta jau modernumo. Kažkada buvo, tai dabar ir tų yra įvairių ortopedinių dalykų, kur tikrai gali pagelbėti ir tai nekelia jokio nei diskomforto, nei kažkokio tau gyvenime dalyką trukdo kažką veikti ar pasiekti, tikrai ne. Tai anksčiau astma buvo jau viskas, o dabar ir olimpinėse žmonės žaidynėse dalyvauja su astma. Ta prasme, kad vėl reikia labai žengti su mokslu, su medicina, su medicinos priemonėmis, su vaistais, jeigu ten reikia. Vėlgi žiūrint kur, ar ne, jeigu ten
naktį prie taikinio, tai reikia žiūrėti, kad kažkokio priepolio, kur jau tikrai negali būti. Na, vairuojant vėlgi tokį kitą ne visai atitikmenį, bet kaip pavyzdį. Tengi viskas žymiai lankščiau, ar ne? Ir tą gali turėti, ir neįgalumą, ir šitą, ir viskas pritaikoma, ir tu važiuoji ir gyveni savo normalų gyvenimą. Kariuomeniai yra žymiai daugiau limitacijų. Aišku, ten yra daug įvairių niuansų su teisinė bazė, nes kažkada rašytas įstatymas to neleidžia, tada reikia keisti ne po įstatyminį aktą jau visą įstatymą, ten labai sudėtingai. Žodžiu, tokių nėra taip paprasta, kad va dabar kam nors pasakysi, plokščiapėdiškumas ir viskas gerai. Ne, tam, kad galėtų niekas nepasiskūsti vėliau, kas nors nutinka, nes dabar tie teisiniai įsivažiuoja kaip Amerikoje vis dažniau. Tai reikia viską sutvarkyti ir teisiškai, ir praktiškai, bet tikrai reikia jau žymiai žiūrėti lankščiau, negu kas buvo prieš 20 ar 30 metų. Jeigu po 5 metų vėl kartotumėte tyrimą, ko labiausiai bijotumėte? Kokių rezultatų susijusių su jaunuolių sveikata? Turbūt labiausiai bijočiau, kad dar pablogėtų jaunuolių psichikos sveikata. Ko gero šitas man svarbiausias dalykas yra. Fizinė sveikata, žinoma, labai svarbu, viskas svarbu, visa sveikata svarbi, ar ne? Bet ją galima dar šiek tiek greičiau įtakoti, nebūtinai pakeisti, bet įtakoti. Tas fizinis aktyvumas, sveika mytyba, tam tikri principai, žalingų įpročių, ta prasme elgesys. Viskas priklauso nuo tavęs arba nuo aplinkos. Ar tu eisi šiandien sportuoti, ar žiūrėsi Netflixą ant sofos. Čia pasirinkimas labai paprastas, nors aišku malonumas didžiulis ant sofos, bet kai tu išsiugdai tą tokį kasdienę rutiną to fizinio aktyvumo, tai viskas, gali ir tą ant sofos šiek tiek pabūti. Bet jeigu tu tik ten praleidi visą laiką, tai jau tada negerai. Tai į fizinį kūną kažkaip galima greičiau ir investuoti, ir įtakoti, bet su psichikos sveikata čia jau neužteks pasivaikščiojimo, pabėgiojimo ir ypač jeigu tai pereina į ligas, į depresiją, ten gali užtrukti metais ar net dešimtmečiais. Tai turbūt labiausiai mane neramina va šitas dalykas, bet labai tikiuos, kad situacija gerės. Krašto apsaugos sistemai palinkėjote lankstumo sveikatos klausimais, ką galėtumėt parekomenduoti jaunam žmogui? Jaunam žmogui būti atsakingu, patriotu ir žingeidžiu. Nes manau, kad domėjimasis pasauliu labai gali įtakoti tavo ir dabartį, ir ateitį, ir fizinę, ir psichikos sveikatą, ir motyvus tarnauti kariuomenėje. Tai manau, kad tie dalykai svarbus, nes jie mėgsta kartais sakyti, ar ne, jaunimas, kad tai čia ne mano reikalas, čia aš tik noriu dabar. Bet tas dabar, baigėsi kažkada. Jeigu tu neprisidėsi prie to geresnio dabar, tu neturėsi geresnio rytojaus ir porytojaus. Tai linkiu ir neužsiciklinti tik tai į dabartį, o mąstyti apie ateitį ir daryti tam žingsnius, kad ir tau pačiam būtų gerai, ir tavo aplinkai, ir visai visuomeniai. Man atrodo, mes labai gerai akcentus sudėjom ir buvo pokalbis tikrai naudingas ir tikiuosi, kad po 5 metų, kai vėl darysit tą tyrimą, nei apie psichiką, nei apie fizinės kažkokias problemas, tų tokių baimių, kurias išsakėt, jų nebus ir kažkaip tai, nežinau, man atrodo, viskas vis tiek prasideda nuo šeimos, nuo mažų dienų ir kad kiekvienas turim prisidėti ir savo artimą paskatinti, nežinau, sveikiau maitintis, sportuoti ir, kaip ir sakau, po 5 metų susėsime čia, mūsų gražiame krašto apsaugos ministerijos Rusija ir galėsim galbūt geresnius rezultatus aptarti. Ir kalbėsim, tai kodėl tai pagerėjo, kodėl tas pagerėjo, kodėl šitas geriau dabar. Tai jo, tai būtų labai,
Labai gerai, to turbūt ir tikėkimės. Ačiū labai, kad apsilankėt ir sėkmės skleidžiant žodį apie akademiją ir rimtus ir tikrus dalykus, apie faktus, ne tik nuomonės. Ačiū labai. Ačiū Jums. O mes su Edvinu einam atsispaudimus. Jo, mes einam tada atsispaudimus. Kaip tik beveik valanda praėjo.